Turbūt apibrėžimą gal tikslaus jums ir nepasakysiu, bet savanorystė turbūt tai yra tai, kai žmonės neatlyginamai padeda kitiem. Gali būti labdara savo norų, suprantat. Gali žmogui darbinti savo norų, suprantat. Ir daug tokių atvejų. Kai žmogus išvažiuoja kažkur, vedinas kažkokių gerų tikslų ir kažkam kažką padeda. Tiesiog užsiėmimas, kurį tu atlieki savo norų. Ir už tai tau niekas nemoka. Naudinga, suprantat, yra viršutiniam sluoksniam. Na, galbūt kai kam tai yra nemokama darbo jėga, bet aš manau, kad jeigu žiūrėt plačiaja prasme, tai manau, kad tai yra tikrai labai sveikintas dalykas visoje visuomeniai. Naudinga jinai yra tam, kam jinai yra atliekama ir pačiam turbūt žmogui ar kažkokiai grupiai žmonių, kurie užsiema tą savanorystę. Tam žmogui, kuris savanoriauja, nes jis gauna kažkokią praktiką ir naudinga, tarkim, tai firmai, kuriai jis dirba. Jaunimas tai gerai, aš sutinku, yra padeda, supranta, žmonėm tenais, savo norų vykdo tas labdaras visokias, ten maisto bankuose dirba, supranta. Aš juos palaikau. Tarkim, savanorystę galima laikyti darbo studento savybei. Tai iki šiol tenais dirbu ir man tikrai patinka, viskas šaunu, aš gaunu geros patirties, išmokstu naujų dalykų. Turbūt tikra savanorystė aš nesu užsiiminėjus, ne. Aš visą laiką padedu jiems. Psichologiškai padedu, suprantat, morališkai padedu jiems. Aš esu gal padėjus saviškiam, bet tai aš nemanau, kad tai yra savanorystė. Bandžiau savanoriauti, bet aš bandžiau savanoriauti tokia kaip ir, aš bandžiau savanoriauti dailės muziejuje. Tai ten tokia galbūt mano labiau interesus atitinkanti, bet mažai kam reikalinga veikla. Ne, aš nesu bandžiusi savanoriauti, bet esu užsiregistravusi gruodžio 13 dienai į pirmus ten kursus, kuriuose ten bus visa pradžia. Galbūt, jeigu viskas bus gerai, tapsiu savanorė.